Mhm. Tai labas vakaras visiems susirinkusiam ir ofise, jau gausiai, sakyčiau, pagal kitus kartus ir už Zoom ekranuose. Tai kas dar manęs nepažįsta, tai esu nutriciologė, holistinės sveikatos specialistė, daugiau dirbu holistiškai, sudarinėju programas žmonėm, personalizuotas pagal kiekvieno žmogaus būseną, specifiškumą, nes vienodų žmonių nėra, nors ir turime, sakykime, kažkokius tai panašius ar sutrikimus, sveikatos pablogėjimus, bet kiekvienas žmogus yra individualus ir jisai individualiai reaguoja į vairias aplinkybės, išgyvena, turi savo emocinį foną, patirtis ir visa tie dalykai labai įtakoja mūsų sveikatą. Tai taip pat darau berezonansinį organizmo tyrimą, galiu padėti suprasti savo organizmą ir iš kraujo tyrimo, ir surinkusi visą, sakykime, taip anamnezę, galiu padėti susigaudyti ir holistiškai save sveikatinti. Tai šiandieną tokia tema labai svarbi ir įdomi, ir dauguma čia nubalsavo, kad labai nori šitos temos, todėl kalbėsiu šiandieną apie cholesterolį, cukrų ir kaip savo padėti. Dabar bandau, kaip man čia aušą pereiti. Ai, čia spausti, ne? Va, paskui jau čia. Kas yra cholesterolis? Dar mes čia susiderinsim. Kalbėk. Aha. Cholesterolis tai yra riebalinė medžiaga, lipidas gaminamas kepenyse. Tai yra 80% cholesterolio yra gaminama kepenyse, likusi dalis gaminama iš maisto. Ir kam tas cholesterolis yra reikalingas, nes dauguma su juo ką daro, kovoja, ar ne, ir jo baiminasi, ir taip, kada jisai yra jau tampa išėjęs iš tų savo normos ribų, jisai mums kenkia. Ir mums labai svarbu suprasti, kam jisai yra reikalingas. Tai cholesterolis reikalingas, galima šito pašalinti, mūsų ląstelių membranoms, dėl to, kad mūsų visos ląstelės yra sudarytos iš būtent cholesterolio, ir jeigu ląstelė nebūtų to cholesterolio, tiesiog ląstelė negalėtų normaliai tiesiog egzistuoti. Nuo cholesterolio, tai tas ir stabilumas jos priklauso. Taip pat cholesterolis, jisai reikalingas gaminti hormonams. Tai yra, gaminasi kortizolis, estrogenas, testosteronas ir progesteronas. Tai yra visi hormonai, kuriuos žmonės turi, yra sintezuojama, reiškiasi, gaminasi per cholesterolį. Ir be to negalėtume reguliuoti nei streso, nei reprodukcinės sistemos, nei energijos. Tai jis yra labai labai svarbus. Toliau vitaminas D. Jisai taip pat yra sintetinamas iš cholesterolio veikiant saulės šviesai. Ir aišku, dar tulžies gamybai ir virškinimui. Taigi, kodėl, reiškiasi, kepenys naudoja cholesterolį tulžies rūgščių gamybai. Tulžis yra būtina riebalų virškinimui ir toksinų šalinimui. Ir jeigu, tai galima taip suprasti, kad jis dalyvauja detoksikacijos šalinimo procese. Ir kai sutrinka tulžis, ir dažniausiai, aš kai darau berezonanso tyrimą ir susitinku su įvairiomis moterimis ir turi tų visų sutrikimų, ir svoris, ir hormoniniai sutrikimai ir taip toliau, tai visi tie dalykai, jie tiesiog eina į tą tulžį, ar ne? Tai yra, kodėl tulžis irgi turi tą įtaką, mes taip pat pakalbėsim. Tai va, tai žodžiu, toliau,
Bandysiu čia perėti. Ne, tai va. Kaip vyksta tas visas uždegiminis ratas, ar ne? Kas čia pas mus darosi? Reiškiasi, organizme vyksta sisteminis išsiderinimas. Pirmiausia, tai yra kas, kad dažniausiai per gyvenimo tempą, bėgimą, savęs pamiršimą, reaktyvumą į stresą. Tas stresas būna visoks, ar ne, kurį mes patirime, ir džiaugsmą patirime, ir siekimo tą stresą, kai siekiam kažkokio tai tikslo. Mes daug patiriame streso rūšių, ne? Ir tą nerimą, ir taip toliau. Ir per tai įsiderina mūsų organizmas ir įsitempia vagus nervas. Tai vagus nervas, apie ką aš jau kalbėjau anoj paskaitoj, ne, jis eina per šitą dalį ir duoda inervacijas į mūsų organus. Ir jeigu vagus nervas yra klajoklinis nervas, neramus, ar ne, jisai dirgina visas mūsų organizmo sistemas. Ir aš kalbėjau apie tai, kad labai svarbu raminti tą vagus nervą, daryti pratimus, tai yra lengvus pasukiojimus galvos, kas yra taip pat labai svarbu. Tai yra siūsti ramybę savo, reiškia, mes apsikabinti, mūsų kūnas gali reaguoti, ar ne, ir jisai reaguoja, kada mes save apsikabinam, kada mes nuraminam savo fascijas, ar ne, kada mes tiesiog sakome, kad aš esu su savimi, ar ne, kūnas reaguoja. Ir mes atrodo, kad tai yra tokia nežymi praktika, bet jinai yra labai, labai, labai veiksminga. Ir tą rekomenduočiau bent jau 5 minutės per dieną arba ryte ir vakare krypti į save dėmesį, ne? Mes tokiu būdu galim savo padėti. Čia jau tokia kaip ir praktika, ne? Tai toliau eina, kai tas stresas pakyla, eina kepenų vadinama ta blokada. Sutrinka kepenų veikla, sutrinka normalus tulžies nutekėjimas. Tai kepenys tai yra centrinis cholesterolio reguliavimo organas, ar ne, jisai pagamina apie 70–80% cholesterolio. Ir jį paverčia, reiškia, vyksta ta sintezė ir labai svarbu, kad teisingai nutekėtų tulžis. Tai vat, tulžis stagnuoja dėl ko? Tulžis stagnuoja dėl streso, dėl įtampos, taip pat dėl dažno valgymo, dažno užkandžiavimo, jeigu yra nervinis, pavyzdžiui, ir nedažnas užkandžiavimas, tai yra turėtumėm valgyti normaliai 3 valgiai ir 1, sakykime, užkandis. O būna, kad dažnai kava, ten sumuštiniai kokie nors, saldainiukai, sausainiukai ir taip toliau. Ir dažna moteris tikrai mėgsta pasimėgauti kava ir kokiais saldainiukais ir negali to atsisakyti, arba sėdi prie darbo stalo ir nervuojasi ir tada užkandžiavimas. Ir tikrai kiekvienas, ir aš taip pat esu tą praėjusi. Ir čia reikia jungti tą sąmoningumą ir stengtis to nedaryti, nes tulžis nuolatos jinai yra stimuliuojama, ar ne? Tai taip pat tulžies veikla stagnuoja galimai esantis ir parazitinė apkrova. Ir kai darau berezonansinį tyrimą, matau, kad tulžies latakai, tulžies pūslė būna dažnai irgi turi tų gyventojų. Ir tie latakai yra užkimšti. Dėl šių priežasčių irgi gali būti tulžies nutekėjimo tas stagnavimas. Tai kaip vis tiek savo padėti, ne? Labai, labai svarbu, galima daryti tokį pratimą. Vat šičia mes turime, aš jau gal rodžiu, aš nežinau, va čia, kur susikerta mūsų šonkauliai, ar ne? Va šitoj vietoj paskaičiuojam 4 pirštai nuo va čia, ar ne? Nu, vat, rodau 4 pirštus, kur tulžies pūslė, dešiniai pusėje, ne? Atsigulam arba sėdim prieš valgį, maždaug 15 minučių galime savo pasispausti tą tulžį, ar ne? Ją paaktyvinti, nebijoti. Čia yra kaip visceralinis masažas, savo pasidarom tokį, ne? Paaktyvinam, kitą kartą būna toks burkt ir nuteka. Va.
Tai šitą dalyką daryti. Taip pat labai rekomenduočiau netgi vieną pratimą, kai jūs keliate rankas į viršų, tiesiog atsistoja, keliate rankas į viršų ir lankstotės, ar ne? Nu, va, tai keliam prieš valgį ir lankstomės, ar ne, va. Ir nežinau, va taip. Va. Ir pada, kaip medžiamės, o kaip, ne, reiškia, ne. Ir darom va tokius, žiūrėkit, jūs padarysit savo naudą ne tik tai, kad tulžį suaktyvinsit, bet dar ir stengsitės pasiekti savo pirštų galus, o tai yra labai svarbu, ne? Taip, tai treniruotis, kol pasieksime pirštų galus. Taip, tai yra lankstumas savo. Jau čia greitai pas mus bus sporto klubas. Tai va, tai labai svarbu, kad kepenys ir tulžis veiktų, kad kepenys gerai detoksikuotųsi, ar ne, dėl to, kad ir su amžium, ir vyresniam amžiui kepenų veikla yra sutrinka. Ta detoksikacinė funkcija, jinai pablogėja dėl to, kad nu, jinai pablogėja šiaip jau natūraliai, ar ne? Ir kepenys jos turi detoksikuoti viską, ir estrogeno likučius, visų hormonų likučius, dar kitus toksinus, steroidus vartoja žmonės, vaistus, ir kepenys labai yra sutrinka. Ir jeigu jos sutrikusios, tada cholesterolis nepašalinamas, tada didėja tas LDL blogasis cholesterolis, sakykime, didėja trigliceridai ir atsiranda uždegimas. Ir tokiu būdu yra skatinamas insulino irgi padidėjimas. Reiškia, kaip tai vyksta mūsų organizme. Cholesterolis, jisai kaip padidėja. Jeigu dažnai valgome, cukrus padidėja, ne? Jeigu mes dažnai valgome saldumynus, angliavandenius, vyksta dažniau užkandžiavimai, tada kas vyksta mūsų gliukozė, ar ne, cukrus, ar ne, mūsų ląstelė turi įkrauti tą gliukozę į mūsų ląstelę, o įkrauna tai kas? Insulinas. O reiškia, mūsų ląstelės turi būti jautrios insulinui. Jeigu mes daug valgom cukraus, tada ląstelės tampa tokios nejautrios, mažiau jautrios. Ir tada insulinas neįstengia įstumti tos gliukozės į ląstelę. Ir kas tada vyksta? Tada dar daugėja ir cukraus, ir insulino. Vyksta tas didėjimas, ne? Ir taip vystosi insulino rezistentiškumas. O kai insulino rezistentiškumas darosi, tai tada, kai cukrus tas cirkuliuoja, ar nereiškia kraują, kas tada? Jis virsta į riebalus. Ir kai jis virsta į riebalus, kūnas tampa didėja visai, ar ne, aplinkui čia daugėja, žodžiu, visi tie procesai, nu, jie vienas su kitu yra susiję. Tai mums labai svarbu, kad reguliuoti tą insuliną, ne? Ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra nervų sistema, aš kaip ir kalbėjau, ar ne, kad esant nerviniai įtampai, esant stresui, perdegimui yra stimuliuojamas simpatinė nervų sistema, tas klajoklinis vagus nervas, ar ne, ir jisai tada sulėtina tą virškinimo procesą, lėtėja tulžies išsiskyrimas ir kepenys dirba prasčiau. Tai va, visi procesai, jie vienas su kitu yra labai susiję, stresas didina kortizolio kiekį, tada tiesiog įveikia gliukozę ir insuliną. Tai ir tokiu būdu net ir gerai besimaitinantis žmogus gali turėti pakilusį cholesterolį. Na va, o kaip su tuo cholesteroliu, ne, jisai šiaip realiai, jisai nėra blogas, yra kaip, jeigu pas mus yra kraujagyslė, ar ne, per ją turi tekėti visos maistinės medžiagos, nu, kelias tas tiesus, ar ne,
Bet jeigu vyksta oksidacinis stresas ar ne, stresas, jeigu yra uždegimas, dėl ko, dėl to pačio ir cukraus, ir tos netinkamos mitybos, tai toj kraujagysliai, reiškia, epitelis yra pažeidžiamas, pasidaro kaip organizmas, jis tada supranta, kad čia yra trauma. Ir jis tą, ten vat, važiuojat keliu ir ten duobelė, ne, reiškia, reikia ją užlopyti. Nu ir ateina, ten pradeda lopyti tą vietą, ar ne, ir ten pradeda kauptis, jeigu taip paprastai pasakius, tos visos, nu, blogasis tas cholesterolis, ar ne, ir jisai daro tą aterosklerotinių plokštelių, tą, vat, nu, kalnelį, taip pasakykime, ar ne, ir cholesterolis jisai kaupėsi. Tai va, tai žodžiu, cholesterolis nėra pats blogai, yra terpė, kurioje jisai cirkuliuoja, terpė, kurią mes patys sukūrėme savo gyvenimo būdų. Ir tai yra labai svarbu mityba. Netgi vien tik tai su mityba galima sumažinti tą cholesterolį. Ir tai yra tikrai tiesa, aišku, kad ir papildai, ir jau žmonės naudoja statinus tikrai, kada jau būna, nu, jau labai sudėtingos situacijos, aišku, kad niekas nesako, jau reikia vartoti, kad bent jau stabilizuoti tą situaciją, bet ją galima pareguliuoti. Ir kas įtakoja? Transriebalai, margarinas, tai tie transriebalai tai yra augaliniai aliejai, hidrinti, kepti, nu, dažnai būna, nu, nežinau, kavinės, kur, pavyzdžiui, fritiūrinės tos, ten tą aliejų, jie dažnai būna naudoja kelis kartus tą patį. Nu, čia aišku, prisižiūrinti save žmonės gal tų dalykų nevartoja, bet mes kartais ir nežinom iš tikrųjų, gal mes kažkur pakeliaujam ar kažką tai, bet aišku, čia reikia labai daug prisivalgyti, tai tiesiog stebėti save, nes tie dalykai, jie didina trigliceridus. Ir toliau labai svarbus dalykas omega 6. Šiai dienai labai svarbus santykis omega 3 ir omega 6. Omega 3 tai yra nu, gyvybiškai svarbus aliejus, ne, mūsų organizmui, nes jisai mažina tos uždegiminius procesus. Omega 6 irgi nėra blogai, bet kai jo mes prisivalgome, visur jo yra, visur tiesiog mūsų kasdienybėje. Ir tas omega 6 santykis turi būti geras, 4:1 bent jau, nu 2:1, tai būtų čia idealu. Na, bet dažniausiai šiai dienai tai yra 15 ir 20 ir dar daugiau.